Ei, sveiki, dar kartą. Komentuosiu dar vieną kovą. Zergai prieš vėl protusus. Ha. Ir man atrodo tas pats Typhoon Peaks žemėlapis. Ir kas čia bus? Mitsurajus bus mūsų zargas apatiniam dešiniajam kampe šito žemėlapio, o viršutiniam kairiajam kampe bus Inko. Inko koko. Ok. Bus raudonasis ir mėlynasis. Taip, viskas normaliai. Pažiūrėsim, ar Alt veikia. Oh, yeah, oranžinė, mėlyna. Tai yra rūžava. O kaip mūsų ten priešininkai? Įsivedžiau aš kažkokį šuduką. Vienu žodžiu, įsimečiau, kad ryškesnės spalvos būtų. Nežinau, pas zargus mane nesuper labai patinka. Ypač ant low settings, bet ant kitų rasių šiaip atrodo visai gražiai. Nežinau, ar aš dar pasiliksiu tą į failiuką, ar išsitrinsiu, palošiu, gal dar apsispręsiu. Taip, matom ankstyvą 10 stranų plaukimo baseiną, nežinau. Iš tikrųjų, galima pamėginti kažkokį labai ankstyvą spaudimą padaryti, nors pirmieji lingai yra labai lėti ir daug žalos nepadarys, aišku. Ir nežinau, galbūt netgi spės mūsų Inko užblokuoti rampą su fanatiku, jeigu nesėkmingai kaip nors pražiūrės mūsų žemėlapį visą į Mitsurajus. Ir taip, matom, vienas žvalgas jau vaikšto savo ramiausiai. Būtum užėjęs į mineralą liniją, matyt, būtum labai padarytas nelaimingu. Na, aišku, išėjo. Inko, jam ko reikia, to jis ir žino. Jis matyt plaukimo baseino nematė. Ir jis tų lingų dabar kol kas nemato. Ir ar jis bus jam pasiruošęs? Ar jis bus jam pasiruošęs? Ne velnis, jam nebus pasiruošęs, taip ką mes matom. Blokuotai užblokuoja, bet čia dar tarpas yra. Vat ką ir sakiau, ne į tą pusę nubėgo mūsų lingai. Sekė paskui. Sekė paskui darbininką, o gavos taip, kad aš irgi mėgstu daryti taip, kad darbininkai iš šono kur nors nuvedė ir kartais dezorientuoja savo priešininką. Aišku, čia ypatingai nieko nepakeis. Nu, vienu žodžiu, fanatikas turėtų laiku išleisti ir šitie lingai nieko nebepadarys. Galite vytis tą darbininką kiek jūs norit. Štai matom, du žvalgai atbėgs lygiai tada, kada atsiras fanatikas ir jokių nemalonių staigmenų mūsų Inko nebus. Ir matom, gali išprovokuoti fanatiką, kad jis atliektų papjaustyt mūsų lingus ir taip gali irgi įsliukinti į vidų, bet čia aišku reikia jau žiūrėkit, jau pusę skydų jau nuėmė štai matom, dar vienas fanatikas atsirado nuo kibernetikos centro. Tuo tarpu, savais negaiždamas laiko. Plečiasi, darbininkų skaičius, sakyčiau, neįspūdingai didelis, 16 pas mūsų Mitsurajų ir tai, aišku, pasakmė to 10 tranų baseino vystymo bazės principo. Dar atskaičiuokit 3 tranus, kurie kasa dujas, tai gaunasi, kad kiek ten 13 kokių tik tais mūsų darbininkų linijai stovi. Karalaitas stovi, nepurškia. Sulik mano žodžiais įpurškė. Ir matom, lingai čia kontroliuoja situaciją. Dar matom papildomai 2 vartus. Matyti irgi bus 3 vartų plėtinys. Kas yra, taip, greičiausiai, nes matom, sargybinis yra. Ir matot, bando pastebėti mūsų Mitsurajus, kas ten dedasi. Matyt, matė tos 2 vartus. Aiškiausiai, geriausiai. Taip, matom, lingas čia lauks plėtinio. Nu, čia net neverta jo laukti, iš tikrųjų, jeigu matai jau net 2 sargybinius, tai plėtinys jau bus tikrai. Ir jis puikiausiai matė tus dar 2 vartus. Na, žodžiu. Matom, Inkom jau truputėlį vejasi mūsų Mitsurajus darbininkų skaičium, jau turėtų ir lenkti netgi. Jo 2 darbininkais lenkia. Matom, nuo 2 nutraukti buvo darbininkai, tačiau jie dabar vėl yra perkeliami. Bandys daryti tarakonus mūsų Mitsurajus. Ir lingai čia graužia kaip šitas daiktas vadinasi, olas. Ir taip, matom, kalvę
Iš karto matysim įvairiausių dalykų, tokių kaip patrankos ir šiaip patobulinimai. Matyt, patobulinimai bus čia labiau reikšmingi negu patrankos. Ir taip, matom antrą dujas pasiėmą ir iš karto matom trečią plėtinį ima Mitsurajus. Iš tikrųjų, tai yra logiška, nes jeigu ima Protusas antrą plėtinį taip anksti, jis faktiškai neturės jokios armijos, kuri galėtų kažką ženkliai padaryti. Na štai matom, 3 fanatikai čia bandys kažką tai išgazdinti, bet yra truputėlį slingo, karalienės, darbininkai čia, vienu žodžiu, iškas čia viską, lingai bėga, tarakonas atsiranda, vienu žodžiu, atlaikyti turėtų lengvai, be didesnių problemų, matom jau net 2 tarakonai. Mums čia kažkas signalizuoja, kas čia dar spektina. Lennoxas, Povs, Youth, KM, vienu žodžiu, daug čia kas spektina, žiūri, stebi šitą. Čia tarp kitko Lennoxo klaniokai žaidžia šitoj kova, aš dabar nežinau, kuris čia Lennoxo iš tikrųjų, koks ten jau klanas, aš dabar nepamenu, Faus 05 ar kažkas tokio panašaus, žodžiu, gali būti, kad Inko, na bet kuriuo atveju, žiūrėsim, kas čia dedas. Tarkonai žudbūt stengiasi išgraužti šitas sulas, aš nežinau, gal čia plėtinę nori imti ar dar kažką, tai, na iš tikrųjų šitą plėtinę galbūt, net nežinau, kurį čia geriau plėtinę imti. Na, matyt, jiem geriau žinot. Gal šitas plėtinis iš tikrųjų yra geriau. Matom, Inko nieko nelaukdamas iš kartimų ir pats trečią plėtinį, jis kaip koks zergas plečiasi. Tik vartojam truputėlį trūksta 2 vartai, tai yra 3. Nėra labai daug. Štai dar 2-5 vartai. Matom jau sargybinių, jau čia jau skaičius yra iš tikrųjų rimtas. Bet kokią ataką bent jau pakankamam laikui surinkta armija turėtų atremti. Ir pažiūrėkime, kiek ten darbininkų. Taip, 10 čia pirmauja mūsų zargas ir dar 9 darosi. Siaubas, nu, žodžiu. O ką daryti? Nu, jeigu supranta žmogus, kad plečiasi mūsų protosas, tai pats irgi plečiasi zargas. Ko čia išlaiko? Kuo stipresnė ekonomika, to stipresnė bus armija. Matom, patobulinimai eina tarakonams, tai yra spjaudimo ten visokie įrankiai. Kur karalaitė dingo? Purkšk karalaitę. Ir tu jau į purkškus. Purkšk, va taip. Taip. Matom, čia bus špilis. Matysim mutaliskus, matom robotų gamyklą atsiranda, pas Inko ir tarakonai toliau daužo akmenis, nežinau, jie turbūt bus labai stiprus, kai ateis laikas kovot su priešais. Ir matom, dujos jau įmamos iš visų dujinių tų geizerių, kadangi mutaliskus reiks pašert kažkom, tai šers benzinu. Ir štai matom, malas jau sugriautas, na, kol kas galbūt 4 plėtinio iš karto nebus, bet kai prireiks, kai ateis laikas, tuomet bus, matom, palidovas čia skrenda, patyrinės, kad čia zargai mūsų daro. Savo ruoštų jokio detektoriaus neturi. Ir štai matom, stengiasi uždengti špilį mūsų. Iš tikrųjų, aš ir netkreipčiau dėmesio. Numatyčiau, nežinau, galbūt ir atkreipčiau iš tikrųjų. Jeigu mato tokį overlordų prižiūrėtojų būrį, tai jau galit spėti, kad kažkas čia dedasi, taip sakant. Na, vienu žodžiu. Matom, pamatė mutaliskus jau šito špilio, jau neverta saugoti ir slėpti. Ir taip aišku, kad jis yra. Ir net jeigu neaišku, kur jis yra, tai galima spėti bent jau, kad šitoj krūvoj nesąmonės tos skraidančios. Taip, mutaliskai čia skraidys, žvalgysis, ieškos, o matom, dar 4 vartai atsirado ir Saulėlydžio tarybos pastatas. Ir kas čia patrankos, kadangi jau mutaliskai buvo pastebėti. Matom ir šitoj mineralo linijai 3 patrankos, šitoj mineralo linijai kol kas nėra jokių patrankų. Štai matom darbininkas vieną įmes, netgi gal 2. Ir taip,
Mutaliskai jau yra pastebėti, jokio netikėtumo faktoriaus nebus. Gražiai atrodo jų sparnai, visgi man patinka ta mėlyna spalva. Ir matom plėtinys ketvirtas jau net įmamas. Ir taip, pažiūrėsim, kur čia mūsų žvalgas. Štai vienas, štai antras palydovas. Palydovas šitas neturėjo pastebėti, kad čia yra plėtinys, bet matė, kad uolos yra sugriautas, taip kad potencialiai gali būti plėtinys arba kaip nors apie Italiją. Jėzu, kaip jie gražiai atrodo, man patinka Mutaliskai. Ir, dieve, kiek čia tų persekitų. Nešam kudašio, aišku, iš čia. Ir matom, kaupiamasis kristalas griuvo ir, ir atšaukė vieną persekėtoją. Matom, visi sargybiniai žūsta, kas yra žiauriai daug dujų prarasta mūsų inko. Ir tai yra faktiškai geras iš tikrųjų pasiekimas sudužyti šitiek sargybinių ir galėtum ką nors ir padaryti. Ai, na štai, ar tai aišku. Iš tikrųjų, Mutaliskai geras dalykas erzint protosus ir apskritai visas rases, galbūt išskyrus zargus, nes jeigu jau eini ant Mutaliskų, tai jau tikėkis, kad ką nors su jais padarysi. Matom, čia darbininkų turėtų žūti nemaža krūva ir iš tikrųjų, patranka čia daro savo ir, dieve, kiek jų čia žuvo, man atrodo visi 22 darbininkai žuvo. Šiuo atveju zargas labai stipriai, sakyčiau, pakenkė ekonomikai. Inkom 34 atsilieka dabar inko mūsų. Ir, o tuo tarpu Mitsurajus toliau tęsia plėtimąsi, matom vieną karpštuką įsteigęs. Štai, matom, palydovas stebės šitų Mutaliskų migravimo kryptis. Matom kaip jie vadinasi, tamsos tamplieriai. Jie yra nematomi ir kadangi mūsų neturi absoliučiai jokios detekcijos Mitsurajus, tai matyt dabar prasidės tranų skerdynės. Šmaukšt. Iš tikrųjų gerai jie atrodo. Vienas su dalgiu, kitas su peiliu. Ir štai ką pjauna. Pjauna mūsų špilį. Špilis krito. Špilis turėtų būti rekonstruotas, kiek aš suprantu, bet kol kas tai nėra daroma. Aišku, susidoroja su tais dviem nematomais parazitais. Čia matom dar du tamsieji tamplieriai ir čia jau biškai papjovė darbininkų. Ctrl+R pažiūrėkim, 9 supjaustė. Ir kur mūsų detekcija? Detekcija niekur neskrenda, skrenda pagaliau. Ir, matyt, nespės sunaikinti šitos veisyklas, bet labai uoliai stengiasi, bet jau. Ir matom, vienas palydovas čia, šmirinėja, vienas lingas čia, laukia, kas čia bus. Taip, ką mes čia matysim? Matom, persekiotojų blinkas yra baigtas ir vadinasi, jie tikrai jau persekios bet ką dabar. Ir pažiūrėsim štai tas tamsioji, net nežinau, neatsimenu kaip jis vadinasi. Ir matom, vienas nemirtingasis dėl tarakonų. Štai matysim armiją fanatikų ir persekiotojų prieš vien tarakonus. Tarakonai su fanatikais turėtų lengvai susidoroti, bet su persekiotojais bus kažkokių tokių problemų. Pažiūrėkim, kas čia patobulinimas. 2 spjaudimo. Iš tikrųjų, į protusų armiją išrašti kiek tobulesnę dabar bando į plėtinį įsibrauti zargas, bet matau, kad, iš tikrųjų, zargui kuo geriau būtų, kad apsupta armija. Tuomet didesnį, štai matom, fanatikai iškart garuoja nuo žemės paviršiaus, kadangi tarakonai jas čia visus daro nelaimingais ir neria mūsų tarakonai po skydais. Geras gebėjimas, tik sakyčiau, kiek per lėtai jie ten kasasi. Ir štai matom, persekiotojai blinkuoja iš čia lauk, o kiek fanatikų ir kaip jie vadinasi, sargai, labai daug jų žuvo, kas yra labai nenaudinga, aišku, mūsų inko ir net nežinau. Trečias plėtinys yra jėga, netgi 4 jau, bet matom, čia tik bus viena patranka, nes viena ant kitos sudėtos. Ir net nežinau, pažiūrėsim, kas čia bus.
tarakonų per mažai šitai armijai, bent jau aš tai nelabai ryščiaus pult, kadangi dar vienas netgi yra kaip jis ten nemirtingasis. Jūs kaskitės nesikasę, čia du palidovai sėdi, jūs vis tiek matys, o tom tarakonų daugėja, kas yra dabar jau geriau, didesnė krova, jau geriau atrodo. Mato jūs žmonės, atsikaskit. Ir štai, matom, išskaidė truputėlį armiją. 3-4 tarakonai žuvo, nieko įspūdingo. Štai, matom, sargybiniai žūsta. Ir sakyčiau, kol kas pranašumas mūsų zargo pusiai. Matom, jis spinduliuoja dar daugiau. Fanatikų persekiotojų visų karinių vienetų. Ir dabar jau zargas šiek tiek atsilieka, kadangi jis čia tvarkėsi su tais fanatikais, o tuo tarpu persekiotojus ramiausiai šaudė juos, o kadangi persekiotojai dar daro prieš šarvuotus karinius vienetus papildomai žalos, tai šiek tiek tarakonam nenuskylo, kadangi jie ir taip yra šarvuoti. Su pirmu patobulimu jau turi šarvų lygiai 2. Ir matom čia grandinę visokių pilonų, tai yra kaupimų kristalų ir vartų. Matom dujų kaupimo, du ekstraktorius, net asimiliatorius yra netgi. Ir taip, daugybė vartų iš tikrųjų, kad joks zargas niekur neprabėgtų. Na, aišku, čia zargai kelių sekundžių reikalas viskas sunaikinti, bet vis tiek kelių sekundės laimėtos. Nu, štai žiūrėkim, gal ne kelių sekundžių. Vieni vartai griūna ir patrankos viskas griūna, na, kaip ir sakiau, neilgai užtrunka zargas, kol čia praeina, bet bent jau kažkiek laimi laiko, kad grįžtų Protoso armija. Ir šiuo atveju, na taip, Nexusas turėtų neišgyventi. Tarakonų čia daugoka ir netgi, sakyčiau, šitą armiją susitvarkytų, jeigu ne va šitie vadu galvakojai. Ir dabar jau reikia nešt kudaš iš tikrųjų mūsų tarakonams, bet spėkit, kas čia vėl siena, kurią reikia praeiti. Ir tai užtruks kelios sekundės, kurios kainuos šitiems tarakonams gyvybę, nes spės ateiti ir galvakojai, ir persekiotojai, ir apskritai visi. Ir, sakyčiau, didesnė dalį armijos išžudė mūsų Inko. Ir vien tarakonais jau eit jau nebeapsimoka, reikia jau kažką kitą daryti. Net hidros jau tikrai neapsimokės daryti ir jau reikia kokių nors 15 ultraliskų, jo. 15 ultraliskų turėtų čia patvarkyti reikalus, aišku. Šitas plėtinys iš karto žus. Ir čia jau matom, šitas žmogelis prižudęs tiek darbininkų 16, jis jau master, jis jau mokytojas faktiškai. Ir matom, čia jau vystyklą buvo ir vystyklą sunaikinom. Na, šitas vienas bičas, tai čia toks labai jau šustras. O, dar vienas darbininkas žūna, dar vienas, ir čia jis vienu žodžiu, dar vienas, o dieve man. Ore jūs pjauna, ore. Ir taip, matom, tikėkime, ultraliskai išgelbės padėtį, nors jie yra absoliučiai be patobulinimų, iš tikrųjų, kas yra siaubinga. Ir matom, eina toliau tarakonam patobulinimai, bet tarakonai jau šitas jau viskas, jie jau faktiškai yra beverčiai. Nu, ne tiek, kaip beverčiai, bet nežinau, iš tikrųjų labai nekoks žemėlapis, nes galime tik per vidurį maždaug apsupti armiją, visur kitur visokie siauri kanalai, tuneliukai, praėjimai, kas zargam visiškai nepadeda. Ir net nežinau, iš tikrųjų buvo verta daryti ultraliskus, ar reikėjo galbūt daryti karalius. Na štai, matom, ultraliskai čia graužiasi per viską, bet vėlgi, štai matom, jau 5 šarvai. Ir taip, tarakonai irgi tas pats. Ir žodžiu, visgi reikėjo matyti daryti karalius arba brudlordus. Ir nes kadangi, matom jau, šitie galvakojai laisviausiai iš visų kampų gali, vienu žodžiu, pasislėpti ir sulėsti. Nu, žodžiu, čia atsistoja ir ką tarakonas, čia neperšaus ultraliskas, čia irgi neprabėgs, o iš čia vas spokojai stovės ir ramiai jau galvakojais mūsų tas ir šaudys, kadangi jo šaudimo nuotolis yra 9, tai laisviausiai iš kilometro, galima sakyti, žudys viską. Matom, mūsų Mitsurajus plečiasi iš karto 3 bazės, bet esmė tame, kad vėl zargas turi labai daug resursų, bet tiesiog neteisinga yra kariuomenės kompozicija.
Ir matom, tarakonai čia iš vis be ryšio, jie, kaip ir sakiau, nu jie žūsta absoliučiai staigiai. Jie yra geras dalykas maždaug ankstyvam žaidime ir viduriniai stadijai maždaug, bet jau kai vidurinė stadija eina į vėlyvąją stadiją ir jau prasideda vėlyvoji žaidimo stadija, tada jau negerai tarakonai. Nei hidros, nei tarakonai, iš tikrųjų tada jau reikia, jeigu matom daug šitų atsargų, tai galima iš tikrųjų ultraliskais eiti, bet tik tais ten, kur yra labai daug teritorijos, kur galėtų ultraliskai per šitos skydus perlipti, sudaužyti juos ir apsupti visą armiją, nes jeigu ten 2-3 mušo, o kiti 8 laukia iš nugaros, tai iš tikrųjų jokios naudos. Ir šitoje situacijoje, man atrodo, būtų geriausiai buvo Broodlordai ir jo, gali būti netgi ir tarakonai, ir netgi vienas kitas ultraliskas, kad skydus pratraiškytų, bet Broodlordai būtų jau iš tikrųjų karaliai mūsų karaliavę čia kažkiek tais ir, na ką, Micirais turėjo ekonomiką, viską turėjo, bet neturėjo tinkamų karinių vienetų ir tai lėmė jo pralaimėjimą. Na, sakyčiau, visai įdomus mačas.